Tada eilė 2. Žingsnis į priekį žemde. Marš. Šilutės gyventojų jau seniai nebestebina po miesto apylinkės su dainomis žygiuojantis jaunimas kariškomis uniformomis. Tai jūros šaulių Šilutės 8-osios kuopos jaunieji šauliukai. Didelis būrys jaunimo, kurio savaitgalį ir laisvalaikis užimti nepelninga ir ne visada malonė veikla mokytis ginti savo šalį. Nežinau, neįsivaizduoju savęs darant ko nors kito. Neįsivaizduoju savęs sėdint prie stalo, ten dainuojant, vaidinant ką nors. Ar įsivaizduoju save miške, su ginklu rankai, ginant savo šalį. Nežinau, čia turbūt gal auklėjimas kažkiek. Ir tėvai, aišku, niekada nesakė, kad Lietuvoje blogai ir nesakė, kad nebūk kariu, vis laik mane palaikė. Ir jie laimingi, ir aš laimingas. Kol politikai svarsto, ar būtų kam imti į ranką šautuvą ir ginti tėvynę, Rolandas ir jo draugai nei akimirksniui neabejoja. Imsiu ir ginsiu, jeigu reikės. Iš kur Šilutės vaikinai ir merginos semiasi paprastos ir neapsimestinės meilės tėvynei? Atsakymas paprastas. Jau 20 metų jaunimą čia sugeba sudominti ir paskui save vesti šaulių kuopos vadas Donatas Jaunius, linkęs kukliai nutylėti apie savo darbo rezultatus. Iniciatyva yra jų. O mano galbūt tokia priežiūra, kad jie nesubirėtų, neišnyktų. Kad atėję vyresnieji, kurie jo daug ką išmoko, kad nepadarytų to, nukankintų iki to tokio atėjusio kažkokią merginą, kurie atėjo pirmą, antrą kartą ir kad ją nepriverstų ten kažko tais daryti, kad atsižvelgtų ir į sveikatą, ir į galimybės, ką jį gali padaryti. Aš jiems sakau, tu nueik jam paduok labas ir tu žinosi, kiek jam duotos fizinio pratimo. Viskas, realu, ateini mergina, taigi švelniai sveikini. Ir verčiu, kad suprastų, kad yra merginos jos, nors aplamai jie taip irgi sako, jeigu jau atėjot pas mūsų, tai pas mūsų yra šauliukai. Nėra nei merginų, nei vaikinų, nieko. Aplamai esat šauliukai, kariškiai būsimi. Ne žodžiais, o realiais veiksmais šalį ginti. Nelengvas darbas, kurio reikia mokytis. Žiemą ir vasarą, šviečiant saulei ir per darganas, jaunieji šauliai pratybose mokosi pirmųjų karybos gudrybių. Dalyvauja stovyklose, klausosi teorinių paskaitų, o juk šauliams reikia mokėti ir viešąją tvarką renginiuose palaikyti, ir padainuoti, ir žuvienį išvirti. Daug atėjo pas mus, atėjo žmonės, turi kuo užsiimti. Vieni kitiems čia įdomu, šitas vyksta, čia pratybos, čia stovyklos, nemokamos stovyklos Šaulių sąjunga organizuoja. Visų mokslo metų tarpu, ne tik vasarą, tik atėjo atostogos, ką tas jaunuolis? Kompiuteris. Viskas. Vienintelį dabar kompiuteris, telefonas ir sėdi. O pas mus jaunuoliai išvažiuoja į stovyklas. Ir stovyklose visi kompiuteriai, visi telefonai atimami. Ir dažnai stebi, kad tie, kurie pas mus atėjo ir jau pabuvo bent 3-4 užsiėmimus, jie pasilieka. Pirmieji krenta per pirmą užsiėmimą. Neatlaiko. Yra griežta tvarka. Čia vanduo? Jo. Gerai. Pagarba vyresniesiems ir savo uniformai, mandagus elgesys, atsakomybė, drausmė ir disciplina, visa tai jaunimas renkasi savanoriškai. Visą laiką tas jaunas žmogus susikišęs rankas kišenėje, dažnai prie mokytojų kokios stovės, pagarbos, mūsiškiai jau. Aš tikiuosi, kad ne tik mūsiškiai, aplamai visoje Lietuvoje šauliai mokinasi tos etikos tokios. Pagarbą atiduoti vyresniam, galų gale ne vyresniam, bet aukštesnės pareigas turinčiam, kaip jūs šiandien matėt, kad 14 metų vaikinukas vadovauja 17 metų vaikinams ir tikrai visi supranta, kad jis yra pareigose aukštesnis. Ir žinokit, išeinam mes į visuomenę, tai vėl pasitempimas. Uniforma įpareigoja ne tik tai, kad kažko tais nepasakyti, nusikeikti ir aplamai elgtis. Įpareigoja labai stipriai ir netgi, pasakysiu, yra kontroliuojama ir tam pačiam Facebook'e.
Jie negali savęs pasireikšti, ten keiksmažodžių, dar kažkokio nešvankaus ar netikusio filmuko parodymą ten šalia savęs ant savo to vardo. Ir gaunasi toks po truputį įgūdžiai gero elgesio. Labai džiaugiuosi šauliukais dėl to, kad daugumą išmoksta gerų manierų. Šaulių pratyboms ypatingų išteklių ar lėšų nereikia. Tačiau ironiška, kad apie didėjančias grėsmes kalbanti valstybė būsimiems savo gynėjams nesugeba rasti net pakankamo kiekio kareiviškų batų. Iš esmės tikrai esam skatinami žodžiu bent. Ruoškit kuo daugiau jaunimo, nes aplamai skatinimo paramos labai mažai. Šaulių sąjunga yra labai didelė organizacija, ypatingai labai daug jaunimo, taip kad kiekvieną aprūpinti uniformą batais ar kažko tais yra, aš manau, beveik neįmanoma, nes čia yra, galima sakyti, trečioji kariuomenė. Ir realus vaizdas jūs patys šiandien matėt. Jeigu mes gavom kelias uniformas, mums pasisekė, nes jų neįmanoma gauti yra. Aplamai batų, tų kareiviškų taip pat neina gauti. Stengiamės, derinamės, daug kas vaikšto su kedukais, nors tai yra griežtai draudžiama, bent jau prašau, kad mautus juodus batelius. Aprūpinimas, aišku, šaulių, sunkus dalykas. Pačių šaulių, net nekalbu jau apie jaunimą. Donatas drąsiai imasi tos veiklos, kurios daugelis linkia išvengti. Savanoriškai dirba su neklaužodomis ir sunkiai auklėjamais vaikais. Su judriais, aktyviais paaugliais ne visada ir ne viskas pasiekiama iš karto. Tačiau Šilutės jaunimui Donatas Jaunius neginčiamas autoritetas ir pavyzdys. Teko ir direktoriai mokyklą kvietėsi, ir į savivaldybę kvietėsi. Tavo šauliukai ten padarė tą, tavo šauliukai ten tą padarė. Važiuoju, aiškinuosi, džiaugiuosi, mato, kad yra šauliukai, kad kažką padarė. Nesako, va ten kažkoks Petras iš ano kiemo padarė tą, šauliukas padarė. Aišku, paskui mes sprendžiame, kaip išvengti to ir kartais tenka ir atsisakyti kai kurių žmonių, kurie jau akivaizdžiai matosi, kad neina nieko padaryti, tik gadina nuotaikas, gadina aplamai visą kopos tokį įvaizdį gadina, tenka gražiuoju prašyti, gal atleisk, gal važiuok žvejoti, kažkur panašiai. Yra tokių atvejų. Donatas yra mums kopais, yra mums kaip antras tėvas. Jis mumis rūpinasi, mumis aprenginės, mes nieko negaunam, mes viską perkam. Tai jis rūpinasi tuo, kad mes visą tai gautume, ką mes nešiojam. Jis rūpinasi tuo, kad turėtume ką veikti, jis rūpinasi tuo, kad vyktume įvairius kursus, stovyklas. Kaip žmogus yra labai geras, nuoširdus, dosnus. Niekada nesumatęs pikto. Kaip žmogus, tai manau, kiekvienam reikėtų imti pavyzdį. Kaip turi elgtis, kaip turi atrodyti, kaip turi mylėti savo šalį, kaip turi atiduoti save kitiems, savo visą laisvą laiką. Kiekvienas Lietuvos pilietis turėtų pasimokyti. Bent jau aš taip manau. Bet vieną atsiminti yra gerai, va dabar turiu, kažkada teko dirbti globos namuose papildomų ugdymo pedagogų ir ten buvom sukūrę irgi tokį klubą, ne klubą, būrelį žmonių, kurie jaunimo, kurie lankėsi sporto salėje, sportuodavo ir ne tik tai užsiimdavo irgi tokia kultūrinė veikla. Ir vat sėdim prie stalo, nėra ką veikti. Aišku, jie visi, sako, jie yra blogi, tie globos namuose, kur gyvena, nusikaltėliai, vagia, aš sutinku, jie rūko, vagia, geria. Bet ką nuveikti, vat jiem, ką jiem veikti? Girdit, sakau, pasikviečiam Kauno Žalgirį. O ką, kaip jie čia parašėm laišką, atvažiavo. Tai gal, sakau, dar ką nors padarom, važiuojam, pažaisim krepšinį su ko nors. Nuvažiavam, policija mielai atvažiavo, žaidžia su mumis. Tiesiog galbūt trūksta to tokio drąsos pabendrauti. Tas pats, dėl ko jie blogi vaikai. Štai, ką mes su jais bijom bendrauti. Žinokit, man ko gero lengviausiai atrasti santykį, ne santykį, bet bendravimą tą atrasti su ypač, kurie tie, sako, va,
šitas jaunuolis gryna nuodėmė, aš taip, įsireikšiu taip lengvai. Apie juos sako dar blogiau, bet man su jais, atras bendrą kalbą, aš nežinau. Dar geriau bendraujasi su jais ir jie, ko gero, visi daug geresni žmonės yra už tos geruosius. Teko apsilankyti Švėkšnoje, čia yra tokia pagalbinė mokykla. Pas juos bendravimas su mokytoju yra, su keiksmažodžiais. Jie tiesiai akis keikės jam, eik tu toks ir toks, ką tu čia. Aš nuvažiavau, visai kita kalba. Visiškai, galbūt pradedant ne nuo to, kad aš jums noriu išdėstyti kažką, bet tiesiog nuo veiksmų pradedant. Parodai, jie matai, kad susidomėjo tuo tokiu dalyku, savigina, ginklų, kažko susidomėjo, tikrai susidomi. Ir po truputį šlifuoja. Yra tie deimantai, jie irgi visi neblizgai. Jie tiesiog reikia nušlifuoti. Ir va, iš tokių žmonių užauga idealūs kariškiai, karininkai. Veiklos jauniesiems Šilutės šauliams niekada nepritrūksta. Globojami Anapilin išėjusių šaulių ir partizanų kapai, atstatomi paminklai, prižiūrimas vienintelis Klaipėdos krašte atkurtas partizanų bunkeris. Aplamai, žinokit, pasižiūri, jie kuria patys apie save filmukus. Jie tą tokią medžiagą, mes esame šauliukai, mes padarėm, ten nuėjom į kapines, ten patvarkėm tokį kapą, ten mūsų šaulys palaidotas, ten žvakutės sudėjom, ten, žodžiu, jie veikia. Jeigu taip pasakyti, kada aš būtent su jais aplamai visą laiką ir ten tą jūs darykit, aną darykit, įsakinėjo jūs čia taip, anaip. Ne, nieko panašaus, jie patys. Jie savo valia ateina, sustoja, išsirikiuoja, pasižiūri, mes, pagal planą šiandien. Jie planuoja, man paduoda, mums reikia tokių reikmių, iš kur nori iš ten gauk. Dėl to tokie įdomus tie santykiai yra. Gerai, ieškosi. Randi, nerandi, tenka patiems daryti. Tai dabar esame prie bunkerio. Ko gero, Klaipėdos krašte vienintelis, kuris yra atstatytas, čia vadinama žieminė. Ir ją atstatė buvęs kuopos vadas prieš mane Arūnas Liepinis, kuris išėjo tarnauti į profesionalią kariuomenę ir paliko pareigas man. Ir paliko tokį, kaip jau prižiūrėti šitą tokį statinį mūsų. Ir vėliau įpareigojo ir partizanų paminklus prižiūrėti jau susitikimuose šičia prie bunkerio. Nori, nenori, turi eiti prie jų, kažką tais padaryti, patvarkyti, galų gale ateiti žvakutes uždegti. Istorijos pilnas kraštas. Ir dabar čia, kur esam, šioje vietoje yra mažos Lietuvos ir didžios Lietuvos pasienis. Už 100 metrų ir kiekvienas kampelis miško, kiekvienas upelis, kiekvienoje vietoje galima atrasti po partizanišką simbolį, kur tai žuvęs kryžius pastatytas, čia žuvo toks ir toks, čia sušaudyti tokie ir tokie, čia už kelių vėl 100 metrų partizanų išniekinti kapai, išniekintų partizanų kapai. Aplamai, į širdį durė tiesiog ir eini kažką tais tokio partizaniško ir dabar dar darai. Kokie veiksmai mūsų būtų, jeigu kiltų karas. Yra numatytos galimas susitikimo vietos, kur tikrai žinotume įvykus karui, kur mes galim susirinkti. Nes šiuo metu, bent mano manimu, jeigu čia kiltų realus karas, tai pirmiausiai ryšio priemonės dingtų, nes ko gero būtų pirmiausiai televizija, radio stotis, vėl mobilaus telefono stotis, sunaikinta, kad kuo mažiau ryšio perduoti. Ir yra tokios galimas susitikimo vietos, netgi bunkeriai, kuriuos įrenginėjame dabar. Mes realiai Šilutėje, kiek mums iki Rusijos, ko gero vieni iš tų arčiausiai, kur ir
Aš tai pasakysiu, kol kas rusai mums yra ne priešai, jie yra mums kaimynai, jie mūsų neužpuolė. Nenorėčiau sakyti, kad rusas yra jau tu rusas, viskas, tu mūsų priešas. Aš labai gerų žmonių pažįstu Rusijai. Labai gerų draugų turiu. Nu, negaliu tai pasakyti, kad jie yra mūsų priešai. Čia nežinosi, galiu ta pati kokia nors islamo šalis pradėti karą belenkur ar Kinija. Ar netgi tarp mūsų pačių netgi gali pilietinis karas kilti, nežinosi čia. Pats Donatas gyvenime išbandė ne vieną amatą. Baigė radijo ir televizijos meistrų bei statybininkų mokyklas, dirbo draudimo bendrovėje, pabandė medienos kokybės inspektoriaus ir pedagogo duonos, o šiuo metu ūkininkauja, turi 80 hektarų žemės ir augina mėsinius galvijus. Tačiau kuo be užsiimtų, visą savo laisvalaikį Donatas aukoja jaunųjų šaulių veiklai. Kam to reikia? Nu, čia galbūt jau yra gyvenimo būdas. Aš vėl prieisiu prie to posakio, vieni mėgsta žvejoti, kiti medžioti, kiti sportuoti. Mes mėgstam eiti į šaulių užsiėmimus. Čia toks galbūt ir yra tas pasakymas, kad aš gyvenu va tokio savo pasirinktų laisvalaikiu, kur praleidžiu ir dalyvauju toj veikloje. Esu patenkintas tą veiklą, galų gale perduodu savo žinias jaunimui. Gautas, aišku, dabar įsirašęs esu pats į KASP savanorius, ten gaunu žinių, pareinu, pamokinu jaunimą tų naujų žinių. Ir žinokit, ir tenka pamatyti tos pačius jaunuolius jau gatvėje, jie praeidami, nesako labas, ar ten kažką sveiki tamsta. Truputį ir skatina galbūt tai. Toks požiūris. Už savo veiklą kariuomenės apdovanotas Lietuvos karžygio nominacija ir Šilutės krašto lietuvininkų vilties premija, Donatas Jaunius geriausias pavyzdys, ką gali nuveikti savo šaliai vienas paprastas žmogus. Gavau praeitais metais lietuvininkų vilties premiją. Aišku, premija 3000 litų. Sunaudojomės ją, nusipirkom pas mūsų šauliukuose, ten šaulių kopai linoleumą, gipso kelis kartono lapus, elektrą įsivedžiojom, lempas pasidėjom. Nu, truputėlį suinvestavom į tą, atidaviau savo premiją. Manau, kad tie, kas darbuojasi, tie jaunieji šauliukai, jie yra daug vertingesni už mano paties darbus. Jų darbai yra daug didesni. Ką reiškia Lietuva, tai ko gero viską reiškia šiandien. Ir ypatingai šiandien. Nes labai didelis laiko tarpas praėjo, nebuvo karo. Ir savo jaunimui kartoju, karas čia pat. Karas visą laiką gali būti, nes labai didelis tarpas, kad nebuvo karo. Aplamai visa istorija yra vieni karai. Ir kiek buvo sukurta nuo tų pačių žemaičių, imkim ir vėl Lietuvos didžioji kunigaikštystė, galų gale Lenkijos Lietuvos susijungimas ir vėl caro valdžia ir visi prispausti lyg ir norėtų mumis sunaikinti. Mes vėl atsikeliam, vėl knygnešiai neša savo tas knygelės, vėl savotiškai įdėta per daug, kad jos kažkaip tais kad negerbti, per daug įdėta. Tai užmiegam su Lietuva. Galų gale aš jiems esu pasakęs, jeigu kiltų karas, jūs nieko neturit daryti, jums nėra 18, jūs esat vaikai dar, viską. O jie jau už automatų, mes eisim ginti Lietuvą. Įkalta jau. Ir, tarkim, įkalė į vinį, kad ir tą patį gyvą medį, įkalė vinį, 1, 2, 3, 4 vinį įkalk ir paskui jas ištrauk. Žaizdos užgyja, bet jos lieka, jų nepašalins. Ir mums lygiai tas pats, mums visa ta istorija tai yra žaizdos ir jų neina ištrinti. Smegenys taip nustatyti, kad mes turim kovoti, daryti už savo šalį.